Labas rytas visiems. Mindaugas sveikinasi iš savo dar vieno darbo kabineto. Taigi, ką šiandien turėsim? Šiandien šeštadienis, nedirbu, tai sugalvojau daryti eksperimentą su cukraus kiekiu kraujyje matuokliais. Prieš savaitę esu įsisegęs ir prisisegęs prie pilvo vadinamą lietuviškai būtų nuolatinį gliukozės kiekio stebėjimo sistema ar kažkas panašaus, kuri atsiprašau už pašalinius garsus, kuri realiu laiku fiksuoja jūsų cukraus kiekį kraujyje ir jūs viską galit stebėti ir matyti pas save telefonę ant ekrano. Ir visą šią savaitę, kiek turėjau laiko po darbų ir panašiai, ieškojau informacijos apie tą nuolatinį gliukozės kiekio stebėjimo sistemą. Ta prasme, ar tikslus duomenis ar ne. Ir informacija, kurią radau, buvo prieštaringa. Vieni sako, gan tiksliai parodo, kiti sako, kad tiksliau parodo cukraus kiekį, kaip pasakyti, gliukozės kiekio matuoklis, kuris matuoja cukraus kiekį kraujyje iš piršto ir taip toliau, naudojant šitą daiktą. Tai radau informacijos, kad tas aparačiukas, kuris prisegtas prie jūsų būna, nesvarbu ar ant pilvo, ar ant rankos, jo parodymai gali skirtis apie iki 20%, negu šitas aparatas parodo. Taigi dabar šiandien nusprendžiau stebėti abu cukraus kiekio parodymus, tiek nuolatinės stebėjimo sistemos, tiek rankinės stebėjimo sistemos. Stebėsiu kas valandą ir maždaug žiūrėsiu, ką rodo duomenis. Taigi dabar čia tas beveik paruošta, tas uždėtas. Reikia nusiplauti rankas dar. Darau tai pirmą kartą, tai kas su tuo susidūrė, pataisykit mane, jeigu kažką blogai darau. Taip, viskas paruošta, reikia eiti nusiplauti rankas. Taip, grįžom. Gerai, dabar įsistatom. Net nežinau, kaip čia lietuviškai reikėtų pavadinti. Na, manau, suprasit visi. Na ką. Bandom. Bandymas numeris 1. Ką čia? Šitas. Oh my god, nu. Ai. Ai.
Nežinau, ar matysis, ar ne kas nors. Gal matysis. 5,9. Pirmas užfiksavimas. Tiesa beje, atsikėliau ir nepamirškit naudoti dezinfikavimo servetėlių. Tiesa, atsikėliau plius minus apie 10. Ryte pasisvėriau ant tuščio skrandžio. Ir einam ruoštis pusryčių. Susitiksime tada po valandos prieš pasimatuosiu cukraus kiekį kraujyje prieš valgį ir tada pradėsim stebėti, kaip organizmas dorojasi su angliavandeniais, dideliu kiekiu angliavandenių dienos bėgyje. Tai šiam kartui tiek ir susitiksim po valandos. Jo, važiuojam. Tai ką, sveiki sugrįžę, prabėgo valanda. Per valandą, kas buvo padaryta, atsikėliau 10, išgėriau vandens su citrina ir rytiniais vitaminais ir pasiruošiau pirmą valgį, pusryčius. Dabar, prieš pradedant valgyti, vėl prasitestuosim su rankiniu cukraus kiekiu matuokliu ir pažiūrėsim, ką rodo, vis pamirštu, kaip lietuviškai sakyti, nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistema, ką parodys. Taip, čia paruošta. Pasidedam juostelę. Rankos švariai nuplautos. Testuosim šitą pirštą, nes jau nykštis durtas vieną kartą. 1, 2, 3. Neįdu. Gerai, užtenka. Bandymas numeris 2. Nežinau, matysis, nesimatys. Tai viskas. Šiam kartui tiek. Dabar einu valgyti, nes jau labai valgyti noriu. Tai dabar susitiksime po pusvalandžio, pasimatuosiu cukraus kiekį pavalgius. Tam kartui tiek, iki sekančio. Pradedam. Labas dar kartą visiems. Taigi prabėgo pusvalandis, per tą pusvalandį pavalgiau. Valgiau nuo 11 iki 11:30. Ir dabar žiūrėsim, ką turim iš karto po valgio. Praėjus kelioms minutėms, nes nesenai baigiau valgyti. Taip, įsistatom juostelę. Ką, trečias pirštas. Nežinau, ar YouTube'as leis man įdėti šitus video, jeigu ne, tai tada jau reikės kažkaip kitaip paplatinti. Taip, monitorius gliukozės parodė, labai nesimato turbūt. 7,6. To jau pasina. 7,6. O telefonas rodo,
telefonas rodo, nagi, 5,3. Tai va, tai jums ir skirtumas. Tai dabar sekantis matavimas bus praėjus valandai po valgio, tai bus 12:30. Šiam kartui tiek ir iki 1 hour later. Sveiki dar kartą. Taigi prabėgo valanda po valgio. Kas per valandą buvo nuveikta? Praktiškai nieko. Padariau pusryčius mažai mergaitai ir likusį laiką gulėjau ant sofos, stengiausi kuo mažiau judėti, kad pažiūrėti, kaip organizmas reaguoja angliavandenius ir praeitą valgį su kuo mažiau aktyvumo ir su kuo mažiau veiklos. Tai tiek trumpai apie savijautą. Savijauta gera. Liktais, kai gulėjau ant sofos, buvo pradėjęs snudesys ir energijos trūkumas jautėsi, bet šiaip kaip atsistojus praktiškai energijos lygis geras. Gerai, pradedam. Čia paruošta. Taip, dabar dursim turbūt mažai pirštelį. Neatsimenu, kurį pirštą duriu. Praeitą. Taip, rankos švariai nuplautos. Ai, kaip skaudžiai. Kur čia nerandu? Nepagaunu. Nu, va taip kažkaip. Taip. Gliukozės monitorius rodo 6. Pasirašiau servetėlę. Pasidarom nuotraukas. Taip. Kraujas iš piršto 6, o kraujas iš telefono 6,2. Tai vat, parodymai tokie. Dabar susitiksime po valandos. Tik nežinau, ar bus garsas, nes šito darbo kambario reikės ir žmonai, nes žmona irgi turi šiokią tokią veiklą šitame kambaryje, papildomą veiklą po darbo. Tai gali būti taip, kad įrašinėsiu be garso ir kitoje aplinkoje. Tai tam kartui tiek ir iki sekančio. Važiuojam. Labas dar kartą. Prabėgo valanda po paskutinio cukraus kiekio matavimo ir 2 valandos po pirmo valgio pusryčių. Kol pasiruošiu įrangą, truputėlį apžvelgsiu trumpai situaciją. Energijos lygis geras. Valgyti nesinori, nesąmonė nesinori, nes kaip būna, kad po valgio norisi kažko saldaus ar panašiai, tai visų šitų pojūčių nėra.
alkanas irgi nesijaučiu, tai kaip ir viskas gerai. Taip, pradedam nuo dešinės rankos. Pradedam nuo mažylio. Atsiprašau, dar juostelis neįsidėjau. Atsiprašau. Paruošta. Oi, kai nepatinka. Baigta. Taip. Gliukozės monitorius rodo 6,9. O nuolatinis gliukozės stebėjimo prietaisas telefone rodo 6,2. Nepaisant to, kad cukrus 6,9, savijauta kaip ir gera. Tikrai nesijaučiu, kad būtų pakilęs cukraus kiekis. Tai viskas šiam kartui tiek. Susitiksim po valandos, kai jau bus praėjusios 3 valandos po valgio. Iki greito.
Nu ką, labas dar kartą visiems. Atsiprašau už paskutinis video be garso ir panašiai, bet tiesiog buvo trukdžių. Tai žmona dirbo darbo kambarį šitam, tai vaikai trukdė, tai virtuvėje reikėjo daryti analizus. Kol pasiruošiu viską, trumpai perbėgsiu savo savijautą po pirmo valgio iki dabar. Po pirmo valgio pirmas 2 valandas jaučiausi gerai. Po 2 valandų kažkaip pradėjo džiūti burna, truputėlį truškinti. Ir artėjant link 3 valandos po valgio pradėjau jausti alkį ir norą kažko saldaus. Bet nieko nevalgiau, susilaikiau. Tai trumpai būtų tokie. Dabar jau bus 2 valandos prabėgusios po antro valgio, kaip darau šitos analizus. Ir žiūrėkim, kas bus. Kol kas rezultatas tai geras, geresnis negu po pirmo valgio, nes po pirmo valgio labai cukraus kiekis kraujyje labai mažėjo, labai lėtai. Po antro valgio cukraus kiekis kraujyje mažėja tikrai gerai ir greitai ir stabiliai. Po pirmo valgio, kai matavausi kas valandą, mažėjo ir krito į mažesnę pusę labai lėtai. Tai šiam kartui tiek. Kol kas parodymai džiugina, apart parodymus ir testavimus po pirmo valgio, po antro valgio tiek savijauta geresnė ir tiek rodmenys geresnė. Tai susitiksim po valandos. Labas dar kartą visiems. Jau turbūt atsibodau. Šiaip jeigu atvirai ir man atsibodo kas valandą daryti visą šitą reikalą, bet kaip sakoma, grožis reikalauja aukų. Ir aišku, pirštus badyti čia nėra pats didžiausias malonumas kas valandą. Tad nuoširdžiai užjaučiu tuos, kuriems pastoviai reikia tą daryti. Taigi, 3 valandos prabėgo po antro valgio, savijauta daug geresnė negu po pirmo valgio ir cukraus kiekio parodymai kraujyje irgi daug geresnė negu po pirmo valgio. Nu ką, važiuojam toliau. Taip. Gliukozės monitorius rodo 5,7, o vėl pamiršau tą pavadinimą. Nuolatinio gliukozės kiekių stebėjimų sistema
rodo 5,4. Nu, šiokia tokia paklaida yra, kas meluoja, spręsti jums patiems, kol kas dar nespręsiu. Bendrą vaizdą susidarysiu prabėgus dienai. Tai viskas, susitiksim po valandos. Dabar einu, turiu valandą pasiruošti paskutinį valgį šiandieną vakarienę. Tai iki. Tai ką, sveiki dar kartą. Taigi, praėjo pusvalandis po paskutinio valgio. Valgiau 8. Taip, vakarienį valgiau bulves su varške ir daug bulvių. Atsiprašau. Tai gliukozės monitorius rodo 7,9. 8 valandą buvo 5,9. Nuoboliai stipriai cukrus pakilęs. Nuolatinis gliukozės stebėjimo prietaisas telefone rodo 5,4. Tai susitiksim dabar po valandos, pažiūrėsim, koks bus cukrus po valandos privalgius daug virtų bulvių. Labas dar kartą. Nebijokit, ilgai nebekankinsiu. Dar 2 matavimų be šito ir paliksiu jūs ramybei ir pats eisiu pailsėt, nes visą dieną atsibodu jau. Nieko nedarau, tik pirštus badau visą dieną, kas valandą. Žiauru. Ok. Tai po paskutinio valgio praėjo 1,5 valandos, o po paskutinio matavimo praėjo valanda. Let's go. Užteko. Bijau ir matuoti, nes sėdėjau prie kompiuterio ir jaučiau, kaip pakilęs cukraus kiekis. Buvo net akyse pradėjo žaibuoti. Bet, kas mano nuostabai ir keista, cukraus kiekis gan žemas. Paskutinis iki monitorius parodė 7,9 praėjus pusvalandžiui po didelio virtų bulvių kiekių valgymo. Keista, bet įdomu. Įdomiai. Nesitikėjau šito, jeigu atvirai. Nu, normaliai. Taigi,
suvalgius, kiek aš suvalgiau, 400 gramų bulvių. Kas dar gali iš jūsų visų parodyti geresnį rezultatą? Susitiksim po valandos. Iki greito. Labas dar kartą visiems. Paskutinį kartą. Jau dabar 10:30. Pirmą matavimą dariau 10 valandą ryte. Tai visą dieną. Šiandien tik tai ir dariau. Bet nemažai dalykų ir sužinojau. Nėra tai baisiai, kai viskas atrodo. Turiu galvoje cukraus kiekį ir cukraus šuolius organizme. Angliavandenių valgiau daug. Kiekvieno valgio metu beveik po 100 gramų. Ir virš 100 gramų. Cukraus kiekis tiek po valgio praėjus pusvalandžiui, tiek valandai, tiek 2 ir taip toliau mažėdavo. Niekada nesilaikė labai didelis. Nors pavyzdžiui, paskutinį valgio metu valgiau apie virš 400 gramų bulvių virtų su varške. Po valgio buvo pakilęs cukrus iki 8, bet praėjus, kiek čia praėjo laiko, 2 valandoms beveik, gal 2,5, cukrus nukrito iki 5,8. Bendra savijauta gera. Nejaučiau to, ką jausdavau anksčiau, kai valgydavau bet ką ir neskaičiuodamas ir nežiūrėdamas, ką valgau. Plius valgiau nešvariai, visokie batonai, beikonai, sūris, sviestas ir taip toliau. Po kiekvieno valgio tai ant sofkutės atsigulus beveik visada užsnūsdavau. Šiandien, kad ir stengiausi kuo mažiau judėti, kai dariau šitą mini eksperimentą, buvo, kad po valgio gulėdavau ant sofkutės, ateidavau, pasimatuodavau ir vėl eidavau gultis. Stengiausi laikyti kuo mažesnį aktyvumą ir pažiūrėti, kaip reaguoja organizmas į angliavandenių kiekį didelį. Tai apibendrinus viską, sakyčiau, gan normaliai, nors ir esu šiek tiek turiu viršsvorio. Organizmas su cukrum tvarkosi gan neblogai, kai gyveni sveikiau ir valgai švariau ir geriau. Nesakau, kad skaniau kol kas, nes dar trūksta žinių, receptų įvairovės ir taip toliau. Parodymais esu gan patenkintas, tik po pirmo valgio praėjus kokioms 2 valandoms, artėjant link 3 valandos, pajaučiau šiokį tokį burnos džiūvimą ir troškulį, bei buvo patraukę, norėjusi kažko saldaus suvalgyti, saldumynų norėjusi. Ir dabar po antro valgio viskas buvo kaip ir normaliai. Nejaučiau kažkokio tai saldumynų potraukio, troškulio ir burnos džiūvimo.
po paskutinio valgio, trečio valgio, buvo momentas, bet labai trumpas toks, kai buvo toks jausmas, kad akis degtų ir perštėtų ir panašiai. Tai kiek žinau ir kiek save pažįstu, jeigu jau man pradeda akis degti, skaudėti, perštėti ir tiesiog noriu užmerkti, vadinasi, yra labai sukėlęs cukraus kiekis. Taip ir buvo, cukrus buvo sukėlęs iki 8 pagal gliukozės matuoklį, bet po kokio pusvalandžio šitos pojūtis nemalonus dingo. Dabar kas liečia apibendrinant nuolatinio gliukozės stebėjimo aparatų, kuris yra prišautas ir priklijuotas ir prisegtas prie kūno pilve ir gliukozės matuoklio, tai man konkrečiai labiau patinka gliukozės matuoklis ir jo parodymai.